visiems Naisiuose. Taip, tegul ši diena jums palieka gerą nuotaiką ir palieka neišdildomus įspūdžius. Labas, tarime ir televizijos žiūrovams. Labai smagu jau 8 metus sveikintis su visa gražia Naisių šeima. Ko gero šiandien Šiaulių rajone netoli Kryžių kalno esančio įsikūrusio kaimelio Naisiai pristatinėti jau niekam nereikia. Naisiai žinomi kaip pats gražiausias, pats šviesiausias ir pats blaiviausias kaimas Lietuvoje. Šiandien Naisiai ir vėl mus kviečia į nuostabų festivalį visai šeimai Naisių vasara 2017. Sveiki visi! Tikrai sveiki visi sugrįžę į Naisius, naisiškiai ir Naisių svečiai. Labai norisi pasidžiaugti Naisiais miesteliu, kuriame kiekvieną dieną lankosi turistai. Kiekvieną savaitę vyksta spektakliai, atlikėjų pasirodymai, bendruomenės susitikimai, šventės. Tikiu, kad čia gyventi tikrai gera. Tačiau jokie dideli dalykai nevyksta be vizijos, tikėjimo ir didelio bei sunkaus darbo. Naisių vasaros festivalis jau tapo gražia tradicija. Būtent tradicijų kūrimas ir puoselėjimas ir yra vienas pagrindinių Naisių bendruomenės tikslų. Naisių bendruomenė mažųjų Lietuvos kultūros sostinių globėja. Jau 4. kartą festivalio Naisių vasarą scenoje skelbsime būsimas mažasias Lietuvos kultūros sostinės, kurias išrenka Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. 2018 metų mažasias Lietuvos kultūros sostinės pristatys ir pasveikins į svečius atvykę kultūros ministras patarėjas Aurimas Pautienis ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento vyriausių specialistė ponia Jadvyga Lisevičiūtė ir Naisių bendruomenės pirmininkė Rita Žukauskienė. Pasitikime plojimais. Sveiki, mėlyjeji, prašau. Labas vakaras, didžiulė man garbė ir tikrai malonumas pasveikinti visus Naisių festivalio dalyvius svečius nuo Lietuvos Respublikos kultūros ministrės Lianos Ruokytės Jonson. Mes tikrai įsitikinę esame, kad kultūra yra pagrindinis mūsų ginklas ir kultūros ministerija yra tikroji gynybos ministerija. Šiuo atveju perfrazuojant garsų tarpukario iškilų žmogų pakštą, ir regionų kultūra iš esmės yra praktiškai mūsų pagrindinė gynybos linija. Tai šį kartą mes tikrai džiaugiamės ir norime jūs visus pasveikinti ir būtent tokia iškilminga proga, tai yra mažųjų kultūros sostinių paskelbimu. Šis kartas tikrai yra ypatingas tuo atveju, kadangi 18 metais yra šimtmetis, kaip mes visi suprantame, ir būtent 10 bendruomenių, miestelių Lietuvoje, visose 10 apskričių, bus įteikti tokie, iškilmingas vardas. O būti bendruomenė tapusią Lietuvos mažąją kultūros sostinę yra be galo atsakinga ir be galo svarbu. Ačiū Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungai, kuri ėmėsi šitos gražios iniciatyvos ir kasmet paskelbė mažasias metų kultūros sostinės. Ačiū bendruomenėms, kurios nesitikėdamos labai didelio finansavimo, iniciatyva, susikaupimu, bendravimu, bendradarbiavimu neša mažųjų Lietuvos kultūros sostinių vėliavas aukštai iškėlusias. O žinoma, 18 metai ypatingai svarbus ir ypatingai atsakingi visoms bendruomenėms. O jau mažosioms kultūros sostinėms tai jau tikrai. Leiskite man šiandieną didelę garbė paskelbti 2018 metų mažasis Lietuvos kultūros sostinės. Ir pirmiausia, norėčiau skelbti Antanavą, tapusi 18 metų mažąją kultūros sostinę. Norėčiau informuoti, kad sostinėms yra įteikiamas sertifikatas, pažymėjimas, kad joms suteiktas toks garbingas vardas ir žinoma mažosios kultūros sostinės vėliava. Aukštadvaris. Čia neuž.
Kražiai. Mažoji 2018 metų Lietuvos kultūros sostiniai Laukuvai. Salantams. Sėkmės 18 metais linkėkime mažajai sostiniai Šiluvai. Mažajai Lietuvos kultūros sostiniai 2018 Tverams. Nuoširdžiai sveikinam ir sėkmės linkime mažąją kultūros sostinę Užpalius. Sertifikatas įteikiamas mažajai kultūros sostiniai Vaškams. Ir didelės sėkmės linkime mažajai kultūros sostiniai Viečiūnams. Ačiū visiems, linkime nuoširdžiausios sėkmės visoms sostinėms ir buvusioms taip pat, nes 18 metai ypatingi mūsų valstybės metai. Asociacija Naisių bendruomenė, įteikdama šias balto lino vėliavas visoms 10 Lietuvos bendruomenių, linki, kad jas neštų aukštai iškėlę, skleistų kultūrą, sveikatos, sėkmės ir tvirtybės. Dar kartelį garsiai paplokime ir pasveikinkime 2018 metų mažasias Lietuvos kultūros sostinės. Valio jums, atsakingas darbas, patikrinsim kitais metais. Taip pat dėkojame svečiams už tą atsakingą įteikimą. Išlydėkime svečius plojimais. Kągi, šiandien mes ir vėl džiaugsimės, kad lietuviškas kaimas yra gyvas, šviesus, poetiškas, darnus ir draugiškas. Jis skambia ir kūrė palikimą ateities kartoms. Puoselėkime lietuvišką kaimą, kuriame šviesų žmonės, skamba dainos, gyvena laimingi žmonės ir krykštauja vaikai.